Kiti 2024 metai yra poringi metai. Ar jie bus poringi, kurie yra vieniši, ar susiras antras puseles, ar bus laimingesni tie metai, kurie ir, sakykime, šiek tiek suklibėjo per šios metus. Kažkas galbūt yra nepatenkintas iš mūsų, o šitie metai galbūt duos šansą labiau, stipriau apsikabinti vienas kitą ir suspindėti darnoje. Tai va, vėl aš noriu kalbinti Gintarą apie tuos ateinančius metus, kokie tie metai, kurie tikisi sutikti savo antrąją puselę arba tiesiog pagerinti santykius, jeigu jie yra šiek tiek ir tokie komplikuoti. Ar tie metai palankesni negu dabar šitie išeinantis? Tai labas vakaras, rytas, naktis, diena, kada jūs žiūrite šitą video. Mes kalbėjome apie valstybę praeitą kartą. Tai šeima arba kiekvienas žmogus yra kaip ir ląstelė to. Tai prognozuojant 24 metus, kokios tendencijos, kokios energijos tvyros žmonių santykiuose, tai visgi vėl neatmesim to, kad karminimas kaupikams tai bus nelabai geras laikas. Vadinasi, jeigu santykiuose dominavo vienas iš šeimos narių arba lyderis buvo kažkoks tai ir tą savo lyderystę jisai grindė tokiais jėgos metodais, nesąžiningais jėgos metodais, primesdamas savo valią, primesdamas savo nuomonę arba tvarką, manydamas, kad taip turi būti nuo Dievo. Tai va tokiem žmonėms, tai yra, aš tokius žmonės vadinu karmos kaupikais, ir jiems buvo palankus metas iki dabar, iki dar 24 metų pirmos pusės. Paskui jie arba bus priversti dėl aplinkos vibracijų spaudimo keisti savo nusistatymus, kas jiems bus labai sunku ir sudėtinga padaryti, arba jie susirgs, kas irgi yra tikėtina, kadangi naujos vibracijos, jos nepalankios bus kaupti karmai. Kaupti karmai be atsako. Vat vėlgi aš noriu tą pabrėžti, kaupti karmai be atsako. Nes karma tai yra priežasties pasekmės dėsnis. Ir jeigu tu darai kažką blogo, gauni atgal per galvą. Taip gamtoje būna. Bet būna laikotarpių, kada tu gali daryti eibės, niekšybės ir tu nieko atgal negausi. Tai dabar tas laikas baigėsi ir dabar labai stipriai bus atgal, rikošetais atgal. Ir mes prieš tai kalbėjom filmukuose, kad tos tendencijos būdingos pasauliui, Lietuvai, ekonomikai, politikai, tai yra ir šeimų arba santykių sferoje, tai irgi tas bus. Klausimas buvo dar toks, ar metas, vėlgi čia ar susirasit jūs antrą pusę ar ne. Tai priklauso vėlgi nuo jūsų horoskopų, nuo jūsų norų. Vėlgi, tai bus svajojantys žmonės, kurie tą galės be vargo padaryti, kuriem turi tą gebėjimą susikurti viziją, susikurti planą. Nes jeigu tu ieškai savo antros pusės ir tu jos niekaip nerandi, tai pirmas žingsnis, ką turi padaryti, susikurti tą viziją, tą paveikslėlį galvoj. O kaip jau mes jau nekartą kalbėjom, galbūt tas paveikslėlis jau yra ta informacija, kurią jau tu turi. Tiesiog prašyti visatos Dievo kūrėją, kad būtų palankus likimas, būtent 24 metais, kad tavo ta antroji puselė ateitų. O tas laikas tikrai tam palankus. Ypatingai antroji metų pusė nuo joninių skaičiuojant į rudenį. Tai bendrai paėmus puikus metas, kas planuojate
vedybas, o draugaujate jau labai daug metų ir tam nesiryštate, tai tikrai, vat joninių laikas puikus tam bus ir visą antrą metų pusę puikiai tam tinka. Jeigu bendraujate ir nesiryštate vienas kitam pasakyti, kad jausmai yra, kad galbūt kažką rimčiau planuokim, tai irgi tas laikas bus nuo kitų metų antros pusės labai palankus daugeliui zodiako ženklų. Mes nekalbam apskritai apie ženklus, mes apie žmonės kalbam. Tai ore tvyrančios vibracijos tam bus palankios. Ir bendras toksai bruožas vėlgi, mes 4-5 paskutinius metus buvom labai kaip kokie susigūžę, susikūprinę. Labai, ką aš pastebėjau, va dabar nestabdykit įrašą, nes aš dabar prisimenu labai gerą dalyką, ką aš pastebėjau iš savo diagnostikų. Aš priiminėjau žmonės ir darom diagnostikas ir kas man krito į akis nuo beveik 20 metų, gal jau 22 tas labai reiškėsi, kad žmonės labai stipriai buvo įsibauginę. Labai stipri buvo pamatinė ta šakninė baimė, kuri eina per šakninę čakrą. Ir daugumai žmonių ta baimė per šaknį, per kažkokį tai, per tos pamatinius giluminius dalykus ėjo. Tai ta baimė, jinai išeina iš limbinės sistemos, iš 4 pagrindinių žmogaus instinktų, tai baimė neišlikti. Tai yra baimė neišgyventi, tai yra mirties baimė. Jis buvo labai aktyvinta per tą visą laikotarpį. Ir dabar eina pasiekmes. Ir žmonių santykiuose tas eina pasiekmes. Ir ne tik tai porų gyvenime, ir darbo kolektyvo, ir šeimos narių, kartų santykius tas labai ryškiai matosi. Ir kas įdomu, kad 24 metai dar ko įdomus, kad lyg kažkas tai spraktelėjimų tą tokią pamatinę neišlikimo, neišgyvenimo baimę arba tą mirties baimę, tokia, kuri eina per šakninę čakrą, jinai bus kaip ir išjungta. Aš nežinau, kas tai padarys ir kaip tai įvyks, bet šitas magnetas, kuris pririšo žmogų prie baimės, jisai bus išjungtas. Tai yra tiesiog jūs gyvensit normalų gyvenimą visus kitus metus ir tiesiog jausite, kad kažko jūs jau nebijote, ko labai bijojate paskutinius 5 metus. Tiesiog, kas bijojot vorų, galbūt vorų nustosit bijot. Kas bijojate šokti su parašutu, galbūt iššoksite su parašutu ir nebus jokių problemų. Jau kas gyvačių bijot, gyvačių nebijosit. Jau kas bijojate netekti pajamų, ir kas, neteksiu, o kas čia tokio. Tai tokia tvyranti energetika kašuose, tą diktuos. Ir kas tikrai nesistvarstys tų senų baimių, o bus tam atviras, ir susitvarkys ir asmeniniai santykiai, ir susiklijuos šeima, ir galbūt dings temos. Aišku, tai nebus 100% visiems, čia tai bendra tendencija, viskas priklauso nuo žmogaus, nuo žmonių, kaip jie gyvena, kaip jie sprendžia tas problemas. Bet temos užtaliai prie pusryčių stalo bus kitos. Ir jūs tą pamatysit, jūs tą pajausit. Jūs nekalbėsite apie pajamų trūkumą, nors pajamų trūks. Jūs nekalbėsite apie didelės kainas, nors kainos bus kosminės. Kažkaip tai tos problemos jos bus, bet temos apie tas problemas, jos išnyks. Lyg tai kažkas tai duos per galvą, jums norėsis šypsoti ir padėkoti, kad jums davė per galvą. Ir tas jau dabar eina, 23 tas metais buvo, o 24 metais, ypatingai antroje pusėje, tas labai jausis. Ir ypatingai tas aktualu tiem žmonėm, kurie pasiruošę, kurie žino. Bet tie, kurie tų dalykų nežino, kurie gyvena impulsų, kurie gyvena negalvodami tas energijas, tai irgi tą jaus. Galbūt tik tai gal kitaip, galbūt kitų mastelių. Ir jie galvos, kad gal kažkaip tai natūraliai viskas atitiko. Bet tai yra dėl to, kad
atmosferoje, ore, vis keičiasi. Ir aš kalbėjau, kad tai yra labai panašus metai į 2012, į 2004, į 1990-uosius. Tai yra virsmo, vieni iš tokių virsmų metai. Aš nekalbu dabar apie astrologinius pastebėjimus, aš kalbu apie tai, kas matosi, kas jaučiasi darant tą pjūvį į kitus metus per tai, kas yra įrašyta Žemės informaciniam lauke. Tai galbūt tiek kol kas.